Nu kuo, einam žiemos metu pabandyti pakempinti. Sveiki visi. Šįryt buvo 9 laipsniai šalčio, bet nieko tokio. Su kedais išėjau į sniegynus. Biški koja šala, bet nieko, gal išgyvensiu. Nu, liksiu su kojom, turiu omeny. Nepatartinai išeit su kedais į šalčius. Dar kas tai labai slidinėja. Visai nepritaikyti tokiam orai. 2 kartus vos neišsiplojau jau. Nu šį kartą dar daugiau prisikrovau visko, tai reikia eiti kokį 1,5 valandos gal maždaug. Tai jau pavargau, pečius pjauna. Į kalną eit. Tikiuosi dar nesutemus pasieksiu savo vietą. Eik sau. Vos neapgriuvau jau. Reikia peiti kažkaip šitą purvynę reikia peiti. Čia jeigu užlipsiu, tai įkišiu koją į tokią purvą su ledu pusiau. Pliamu, kaip slidinėjau. Tai ne tas žodis. Čia už jas stirnos šokusios reikia pabandyti ir man. Peršokau. Viskas gerai. Neišsiplojau. Ką, einam sniego toliau. Ką aš pastebėjau, nusipirkau žvejybai leidimą, sakau, pažvejuosiu. Čia einu palei ežerą. Tai kad jis užšalęs jau beveik. Tai kaip aš žvejuosiu? Dar slystu kaip karvė ant ledo. Tai ant žodžiu, nežinau, gal nebus tenai užšalę, gal ten kitoks vanduo bus. Tai mano vieta gan toli, dar kokią valandą eiti. Jeigu rasiu kokį šelterį, tai ten ir apsistosiu turbūt. Bet turbūt reikės eiti iki pat vietos, nes nežinau. Nežinau, ar ką čia pakeliui pamatysiu. Eik savo, kaip vargau. Kuprinė labai sunki. Jaučiu koks 30 kg, kaip pas tą, kur bėgo per Australiją. Bet jeigu jisai galėjo per Australiją perbėgti beveik, tai aš galiu tikrai nueiti iki šelterio. Savo kaip slidu. Kaip čia nusileis kokia stati kalva į apačią. Slyst. O, vyva.
Ne kokią avalynę tikrai per sniegą eiti. Eina. Pradėjau šaukt Mahmahid kažką. Sakau, Mahmahid ir nuėjau. Nežinau, kažkoks irgi su kuprinė. Veikt savo vos ne. Kai koks Statumo kalnas, kai pradėjau bėgti, sustot nebėjo. Tikrai gana pavojingas, tokiais slidžiais batais, tai viskas sušalė. Fjordai. Šeikininks. Ai, ne čia. Malkinė. Malkoms, bet tai kur laužaja, tai čia yra kažkokia. Bet nėra šelterio. Tai keliaujame toliau, nes nepasėmiau jokio hamako, jokios palapinės. Tai va, einu tiesiog į šelterį. Miegosiu šiandien ant grindų šelterį. Ar kaip priedangai turėtų būti lietuviškai turbūt, ar ne. Tai va, yra dabar 1 valanda dienos. Vėl paslydau. Tai va, tamsta bus visiškai sutemę apie 4 valandą. Tai dar turiu apie 2-3 valandas susiruošti, nueiti iki vietos. Ir ten susiruošti viską, įsirengti savo stovyklavietę. Nu, paskiau matysime, spėsim ar nespėsim. O, žiūriuką priejau, čia neužšalęs netgi. Čia. Gal nebus užšalęs. Gal galėsiu pažvėjuoti šį kartą. Nes čia tipo kaip ir šitas ežeras, bet čia toks pusiau upė, man atrodo. Tai gal jo, matau srovė tenai toliau. Nežinau, ten matos nelabai. Bet jo, čia tokia srovė. Šiek tiek srovės, tai gal ir nėra, dėl to užšalę. Gal nebus užšalę, galėsiu pamėtyti biškį. Pažvėjuoti, pabandyti. Toks perėjimas. Sublogėja takai. Palei pat vandenį, turbūt, nežinau. Viskas slidu. Neįsmukti vandenį būtų gerai. My God. Siaurėja praėjimai. Tikiuosi, einu ten, kur reikia. Gal internetas stringa. Kalėdinę eglę radau. Eik savo. Per plauką. Kad neperdribau. Eik savo. Sniegas krenta į batus. Jau kujalas sušals man naktį. Dabar tikrai
Batai visi apsnyja. Atrodo, nėra tas sniego, bet krenta vis tiek nuo krūmų. Ir batus. Šalta. Eik savo čia einu palei tokią uolą. Jau kurį laiką. Tikiuosi nebus aklagatvis. Nes vanduo iš vienos pusės, o iš kitos pusės uola. Jeigu prieisi tokį pointą, kur nereis toliau eiti, reiks eiti atgal kilometrą. Taip ir yra, priejau. Eik tu, na. Nėra kur praeiti, viskas batai. Kur katė gyvena pėdsakai. Ir jie... Eik tu savo, dabar tiek atgal eiti. Eina savo, koks šūdas. Eina savo, sakau, kodėl ne vieno pėdsako nėra. Žmogaus, ta prasme, ne vieno pėdsako. Tai kiek dabar eiti? Eik, tai saulė leidžiasi. Aha, Wow, čia tai feilas buvo. Tai iš kur žinot, kad čia neina praeiti. Takas tai yra. Žodžiu, nebeinu atgal į tą pirmą. Į pradžią, kur buvo kryžkelė, einu į kalną kopiu. Tiek, kad batai sušlaps labai, bet gal įsidžiovinsiu. Reikėjo su kedais išeit vasariniais. Šlapia. Šlampa kiaurai. Iškart sniegas tirpsta ant batų nukritęs. Žiūrėjau, kačių pėdsakų pilna. Tai ką, užlipau ant kalno dabar. Nusileist per kur nebėra. Lemą, kai mane pradėjo nervuoti. Ir čia kulverčiais leistis, gal ją pačią vėl. Aš žiauriai statu. Nusijuobninsiu, tai... Vėl atgal eit, kur išlipau, kad tik. Kažkoks labai keistas takas. Na, einu atgal tada ką daryti. Pamečiau, kur jau. Nebematau. Taip ir plavinėsiu, kol sutemus. Galėsiu tada įsirengti stovyklavietę bile kur vidury miškų. O, radau savo pėdsakus. Kiek čia reikia aplinkoje apeit, kad tu nueitum kitą šelterį į banką. Vos neišsiplovau vėl. Švysta. Gerai, puikiai pasiruošęs išeinu. Saulala leidžias. Nu dabar, kur nebuvo vėjas, dar irgi, man atrodo. Ne, yra pėdsakai mano. Sunku pamatyti, dar netoks gilus sniegas, kad susekti lengva būtų. Ką žinau. Einu į viskas. Saulala šviečia. Bet jau nebe aukštai, jau leidžiasi, jau prie horizonto netoli. Tie kalnai dar užstos ir bus, gal net tik anksčiau dar tamsu bus. Reiks pabandyti suspėti nueit bent iki šelterio. Paskui kažkaip su prožikais gal sidarysiu aš tą gultą, viską. Kai arklašudis atrodo. Jei grįžom į taką.
Jau tęsiam kelionę link šelterio. Paklaidžiau. Išsitraukiau telefoną biškį dabar. Gal surasti lengviau. Šiaip čia nelabai kur ir yra pasiklysti, vis tiek ateini prie kažkokio vandens telkinio ir matai. Nugarą skauda, pečiai skauda, vėlia kaip. Nežinau, kiek čia nuėjau tų kilometrų. Išsitiesė mano kelionė, tai kokias 2 valandas jau čia reikės eiti bendrai. Vėl įsiruoju kažkokius džiaglynus. Einu savo. Mano pečiai. Skauda labai pečiai. Labai per daug prisikriuoju viską. Peigų vieta kažkokia. Ir tiek neteko eiti kažkom su kuprinė tokia. My god. Kaip šaldytuvą ant pečių nešti. Kur čia eiti? Belė kiek jau. Vėluoju pagal savo grafiką. Batai viskas šlapia. Eik tu na, pelkę dar priejau. Eik tu na. Kaip šitą šūdą apeiti dabar? Esmai, kas dar kitais. Kur tu čia? Visam su batus. Ir pasibaigs visą kelionę. Gal. Į šalį. Kur štai bus per tarpą. Gal perlipsiu. Perlipu. Kas durniausia, negali kirsti kampą. Visur uolos, nein praeiti. Tiesiog neisi netaku, kažkur kažką pagreitinti norėsi. Ir įstriksi kur nors. Ant uolos. Eik savo. Bet pavargau tai belė kaip. Pavargau. Dar į pakalnę nusiversti. Ui, tu nu. Sustoja, viskas gerai. Nepasileidau bėgti. Daugiau. Ai, čia reikėt. Jau vėl net ten kažkur pabiškiai, nu. Toks nevaikščiotas takas labai. Tikrai ten bus tas šelteris. Ai, to. Bėgom į apačią. Gerai. Čia lengva prasiskelt pakaušę. Ypač su tokiais kėdais. Jau vėl vos nedribalino. Vėl tą patį ežerą priejau, kurio man reikėjo. Valandą laiką aplinka jau. Matau šelterį ten. Matau šelterį, hebra. Matau šelterį, rimtai. Varau štenai. Be, parodysiu jums. Jau matau su akimis. Šelteris tolumoje. Beveik visas jėgas išnaudojau. Vieną ėjimą iki šelterio. Upelis teka. Einu prie savo šelterio. Kitaip galiu neišgyventi nakties, jeigu dar bandysiu kažkur klaidžioti. O kaip gerai saulytė čia šviečia į tą kampą dar. Kalnai neužstoja. Grilinė va. Griliams pasigrilinti. Šelteris. Labą dieną.
kėdutė yra, va, pakavota. Žodžiu, atnešiau tą šūdą visą. Nežinau, labai sunku. Labai sunku. Dalykais. Bet nesudraskiau su striukės firminės. Žodžiu, galėsim pažiūrėti ir jau galim kurtkę pasikabinti, visas šlapias esu. My God, užšalta tai. Visas sniegė viskas. Davai. Įpakuojam viską. Ten turim. Sniego apsidėjo. Šalta. Daras. Šulis per nugarą duoda. Sudėtinga išgyvenimo misija bus. Valgyt pasiėmiau bulvių. Eik, savo viską išmėtis jaučiu. Sulčių. Aš tų sulčių nešios nežinau, reikia atsigert vandens. Išdehidratavau labai. Šau kaip atsidaro. Gerai, tai jau būna čia. Gal neužšals. Taip. Termorūbai nakčiai. Ir aišku, blemba, pasėmiau čiužinį. Tai kaip bitute. Kaip aš jį atgal supakuosiu, aš nežinau. Kaip jį pripūsti. Žinau kaip pripūsiu. Blemba, bet nežinau ar jį. Gal be čiužinio mėgoti. Ant lentų. Pamušals į kurtkę. Bet tas tai ir geras dalyks. Pasėmiau po miegmaišių tą apšiltinimą. Bet ir miegmaišių ir šitą čiužinį pasėmiau agromną. Tokį pripučiamą 1,30 m pločio. Yra gyva. Ir gal greičiau pripūs negu su burna čiužinį. Viskas. Jeigu trūks dar. Nukrito tik vieną padalytę, va. Iš 4. Kol pripūtė pilną čiužinį. Nu, man patiko. Aišku, žiauriai sunku tokį neštis. Į kempingą. Pažiūrės, ar gerai prisipūtė. Netgi per daug gal. Nežinau. Pliau, tik ar man šalta ant tokio. Nes oras po apačią. Bet pasiklosiu. Va, mano gyvenvietė. Mano luoba praktiškai visa.
skydrų prikapuoti. Eiktume, krent viskas į sniegus. Nedegs man su sniegu kartu. Traška. Dega biški. Vėl, bled, nein. Taip net nemoku uždegti. Vienu žodžiu, ranka šala, nepažvejosiu šiandien. Nepažvejosiu vėl. Reikia, jau baigsiu tempti, tai vienu žodžiu nesąmonė kažkokia gavosi vėl. Einu paieškoti malkų. Daugiau nakčiai gal reikės šildytis, reikia batus išsidžiovinti dar. Vienu žodžiu, temperatūra krenta. Šiaip netaip lyg ir įsidegė biški lauželis. 3 valandas jau greitai temps, -2 dabar. Pasikaitinu laužą, išsidžiovinu batus. Jaučiu, žvejyba nepavyks jau šiandien vis dėlto vėl ir vėl. Daugiau rūksta negu dega, kaip visada. Aš nesuprantu, ką aš netaip darau. Tai va, vienu žodžiu, šiandienos vakarienė. Bulves. Bulvių atsinešiau. Ir vynuogių sulčių. Tik nežinau, kaip čia kepti. Nieko, šitas laužas nedega. Rūkst, smelkst. Nesąmonė kažkokia. Išsmalkinsiu visas malkas ir viskas. Eik, tu šikti. Labai blogas oras pasirinktas. Vakuoja šalą. Neįmanoma. Nedeg. Eik tu, na.
Na, nedeg. Nesąmonė kažkokia. Žodžiu, kojas šlapios, laužo neįmanoma užkurti, net su didžiuliu vėju. Nedega iš vis. Einu namo jaučiu, dar kol nesutemu. Visai. O jeigu sutems, nežinau, kur aš neįsiu. Gal neiti. Vienu žodžiu, einu namo, žiūri, koja šala. Tiek to, kitą kartą ateis daugiau pasiruošęs, gal su normaliais batais ar su sausa malka. Vienu žodžiu, varau. Gal jau beveik sutemo. Taip, tokia prieblanda. Tai eini į mišką, tankesnį mišką, kai iš vis tamsu pasidaro. Tikiuosi rasiu kelią laimingai namo. Nes koja šala, tai belė kaip. Kaip ir sakiau, su vasariniais kedais nėra ko eiti į sniegą. Wow. Šitai nesąmonę pasidariau. Tai tikiuosi bent per valandą daeiti kažkokias šviesas. Nes temperatūra krenta sparčiai. Aš jaučiu, kad neišgyvensiu. Tai prasme, kojas ant tiek šala. Viskas šlapia. Labai bijau rizikuoti prarast pėdas, tai arba pirštus pėdų, tai varau, gal nenušals per tą valandą ar dvi. Kaip matėt, bandžiau laužą įkurti iš visų jėgų, atsinešiau netgi pompą. Visiškai dega, kol puti, nebedega. Tai koinės įsidžiovinti ar kažką be šansų. Gali išsirukinti, nebent koinės vakarienį. Vien žodžiu palikau net tą čiužinį. Nebebuvo laiko vyniotis. Reikėjo rinktis ar eit namo ar bandyti išgyventi naktį. Bet labai jau tas kojas šalo. Ir dabar dar šalo, bet kai eini gal taip nesijaučia. O gal nebejaučia, gal jau viskas. Jau juodi pirštai galbūt. Ant švieso atrodo, nors saulė jau 5 greit. Bet kad nėra apsiniaukę dėl to. Dar visai neblogai. Tai jau, žodžiu, kitą kartą žinosi, reikia pasiimti normalią avalynę, nes be avalynės gali likti be pirštų kojos. Ir nežinau, galbūt šalčiams reikėtų ir miegmaišį pasirūpinti normalų. Šitas tai jaučiu iki 0 maksimum. O dabar krentati temperatūra, dabar yra kokie -4-5 jau. Naktį gal iki 9, vėl prieitą naktį buvo iki 9 šalčio. Tai kai žinai, kad neturi ugnies, neturi sausos malkos, tai tikrai yra. Na, aišku, gal būčiau susiradęs, bet dabar tiek uždėlsiau su to ėjimu. Bandžiau ieškoti, bet vėl viskas kažkaip po lietaus užšalę. Jo, tiksliai, galbūt tai ir buvo priežastis, dėl ko ta malka tokia šlapia, nes prieš užšalant smarkiai lėjo. Tai turbūt ta malka tiesiog prilėjo ir užšalo, ir tu ją kai kurie jinai tiesiog smilksta ir daugiau nieko. Ten šilumos praktiškai net neina iš jos. Ir tu kai dar vietoje stovi, bandai užkurti tą pečių, tą laužą, tai kojos pradeda šalti, nes nuo žemės eina didelis šaltis. O dar su kedais vasariniais, tai kaip jie yra perpučiami, nežinau kaip pasakyti. Vasara gerai su jais patogu, bet tik tai ne tokiu oru. Apsimojau šiltas kojines, bandžiau maudytis žieminius batus ir man jie buvo per maži, nes kojines per šiltas, tai nusprendžiau tiesiog tada eiti su vasariniais batais, bet buvo didžiulė klaida taip daryti, geriau reikėjo plonesnės kojines ir maudytis į normalius žieminius batus. Niekada taip nedarykit, apie rankas, kojas, kad būtų šiltai visą laiką pasirūpinkit, tai iš svarbiausia jaučiu.
Nes pačiam kaip ir nėra šalta, bet va, gnybė tiesiog pirštus kojo. Tikrai ne kažką nepasiruošęs, nežinau, sakau, tik pradėjau tus kempinimus, tai neįsivaizduoju, nieko reikia, nei kada, nei kaip apsirengti. Gali taip ir prisijokauti, netyčia užeis didesnis šaltukas, kas tada. Tai sušalsi negyvai rimtai. Ja, žodžiu, nerizikuokit, tokio vadu. Tikrai jau gerai pasiruoškit. Nes naktį atsikelsi sušalęs, ką tada darysi? Jeigu atsikelsi ir nebus kaip laužo pasikurti ir tiesiog jausi, kad jau viskas, tai kur naktį vidury nakties eisi atgal, tada dar sunkiau orientuotis. Gerai, jeigu telefonai veikia viskas, tai dar normaliai, bet tai čia irgi tiek tas internetas, tai yra, tai nėra miškuose. Tai vis įdomus experiences. Nors iš tikrųjų norėjau visai ką kitą šiandien veikti, norėjau ir pažvejoti, bet kada jau visiškai tiesiog praleidau visą laiką, mėgindamas užkurti laužą ir nesigavo, nė velnio niekas. Jeigu būtų sausas kojas, tai gal dar būčiau rizikavęs, bet kada visas šlapia, tai traukės, tiesiog neįsivaizduoju, tokia net mini panika apima, kad jeigu liksit, tai gali negerai baigtis. Dar noris ir daugiau tų video padaryti, turėti kojų pirštus, pėdas, viską, vaikščioti normaliai. Dar ir į darbą nueiti noris, tai užsidirbt pinigų. Čia jau buvau, aš atsimenu, šitą vietą žmogus sėdėjo čia prieš tai. Dar kokį valandikį eiti tikrai. Eina įspažiūrėti. Tu turiu sprėjimas, tokia uola. Dabar paslysti ir į vandenį kristi dar trūksta. Viskas sušalę. Netempiam gumos. Judam toliau link namų. Iš tikrųjų pavargau. Tai būsiu bendrai kokias 3-4 valandas. Yes. Mėgosis gerai naktį. Vienu žodžiu. Varau. Ta prasme viskas okei, tais kėdais jie patogus eiti, viską lengvi, bet šalčiai visiškai neatsparus. Šiaip žiauriai gera tokia merytė. Osmo Pocket 3 labai gerai priebandai filmuoja. Nes jau realiai aš su keturiom akim netgi prasčiau matau negu kamerą, kad filmuoju, nes matau ekranėlį va čia. Vajai, kaip gerai viskas. Einam toliau per speigus. Vos nei. Sakau, tiesiog negali atsipalaiduoti niekada. Aš su kėdais, blemba, kas su kėdais, žiemą vaikštų. Blemba, kaip nervina, iš tikrųjų Lietuvoje geriau. Eini, savo plokščia viskas. Vieną kitą kalvelę. O čia aukštyn žemyn. Aukštyn žemyn, vos nečiuoži. Čia dar kažkas su mašina važiavė. Vėžės. Nežinau, čia. Kartais tokių kalvų tai įsibėgėja, matyt, varė. Tokių slidumu, viskas normaliai. Padangas turbūt Michelin. Greit prožiką reikės jungti. Nebematau kelio. O Jėzu, ta kuprinė, tai palikau čiužinį, vis tiek žiauriai sunki, nežinau. Reikia iš naujo persidėlioti, viską persiskaičiuoti. Kažką ne taip darau, ar tokia turi būti sunki ta kuprinė, nežinau, 2-3 kilų rimtai. Kaip tas, kur per Australiją hujarino, kaip bėgo. Aš vos peškom paeinu su tokia. Stumiu 107. Su krūtinė, bet vis tiek. Sunku nešti kuprinę 3 kilų. Bet aišku, nešu čia 10 km, 15, nežinau. Nesakau ne žiemai, bet reikia man užtikrinto
užtikrintas aprangos ir miegmaišių ir taip toliau, nes kitaip tai vieną kartą padarysiu vidosiką, kitą kartą su vežimėliu važinėsies. Nejauku jau būtų, bet akis priprato, šiaip matos normaliai. Per kamerą žiūriu, geriau matos. Tik nematau, kur eiti, tai per kamerą pasižiūriu, per ekranėlį. Tas ežerėlis užšalęs visas. Čia kur srovės nėra, tai jau viskas užšalę. Einu per girią, pamiškiam. Dieną, kai jau taip neatrodė nejauku. Dabar tai toks biškiu nerimas ima, kad gali nueiti ne ten kažkur. Aišku, turiu prožiką, bet irgi šaltis, nežinau, kad neišsikrautų dėl visko, vien žodžiu pergyvenę. Kojas, biškai apšilo. Jau, matyt, cirkuliacija pagerėjo, šiaip tik kol tą laužą kūriau, tai galvojau, kai man batai bus lempa šviečia miške. O, taip ir sakiau, kad taip ir turi būti miške. Ai, jau iškart saugiau pasijutau. Geras. Rimtai lempas. Tai va, viskas gerai. Nenušalsiu kojų nieko. Nežinau, aišku, biškį. Kai kažkas sakys, ai, lopas negalėjai, tipo. Ne, bet žinai, o ką man rizikuoti, prasme. Aš ir taip šampaną geriu ir be rizikos. Ir be rizikos tą šampaną galim gerti. Saka. My God, kaip pavargau iš tikrųjų. Reikia pažiūrėti į žemėlapį. Internetas jau turėtų būti normalus. Daug nebeliuko jau. Visiškai sutemo, bet kaip gerai. Iš tikrųjų būtų problema dabar, nes būtų labai tamsu eiti. Bet apšviesta miško gatvės. Kas galėjo pamanyti. Dar reikės per hudą pereiti. Nes gyvenu tokiam hudė. Ir tipo pavojingas šaudas gaudas, bet nemačiau dar kol kas, nes. Žinai, naktį einu su tašėm, tai gal patikrinti, ką ten neši. Gal ir ne. O kas čia dabar? Geri žmonės padėjo man kažko. Red. Ui, Jėzau, kaip gerai. Jau galvojau, kad nedaeisiu iki namų. Tikrai išgelbėjimas tikras. Ačiū. Oh my God. Dariau su visų kamščiu. Vien žodžiu, ačiū. Dabar reikia visą išgerti, kamštis nukrito. Eiktų, na, tai čia bet nesąmonė. Per barzdą bėga. Ui, buvau ištroškęs tikrai. Ui. Matyt, ilgai gulėjau, kad kamštis nukrito. Ir lūpas pamilinau. Vos neapsivėmiau. Per didelis kiekis. O, pilna padėjo. Čia kalėdinis. Tikrai išgelbėjau gyvybę. Oi, geri tie žmonės. Oi, gerai.
Oi, gerai. Išsigelbėjimas buvo. O kas čia dar kažką paliko man? Jonau. Pliečkelė. Čia turbūt gudebelio ekstraktą, kad širdis nenuslabnėtų, kol pareisiu. Labai ačiū, jeigu žiūrit. Labai ačiū jums. Atšaldytas viską. O, tikrai. Much appreciation. Nu ir tarp kitko, vien žodžiu, ačiū jums už naujus subscribus, tikrai fainiai pakomentuojat, fainai palaikinat. Labai ačiū visiems ir like, subscribe. Čia biškai nepavyko, dėja, bet kitą kartą tikrai pavyks kažkaip. Biškai daugiau pasiruošiu, kitaip pasiruošiu. Šiau kaip mažas vaikas su kedais įėjau žiemą. Nu vai. Vienas takas neapšviestas, o kitas takas apšviestas. Tai nežinau, kuriuo eiti. Jaučiuosi apšviestų vis dėlto. Jo, ten reisiu. Man geriau apšviestų, kai matau viską. Nu vis dėlto teka išeiti iš to tako. Jis visai kitą pusę varo, tai man reikia dabar paeiti kokį kilometrą gal. Tokiu keliuku miško. Nes kitaip reikės 2 kilometrus eiti, jeigu eisiu ta kita kryptimi. Aš šiaip išjungsiu šviesą. Va, akis kai vilko šviečia. Nu, pati įspūdingiausia kelionė šiaip. Dar tiek prisivirinęs nesu buvęs. Net čiliaks nebuvau taip pavojingai jaučiu. Bliamas slidinėjai, belia kaip su tais kedais. Eik sau. Nu, vos neišsiplojau dabar, ką tik tikrai jau vėl. Bet gan gerai išsaugau visada. Tikrai, matyt, kad Counter-Strike daug žaidžiau, tai reakcijos dar yra biški. Galim išjungti savo lempelą. Kažką pamečiau. Telefoną. Eikit savo. Čia tokių neišsibigaravau į krūmus. Bet koks į geras jausmas, kai eini, žinai, kai jau neapsušalsi negyvai. Nu, kojalas biški vėl šalti pradėjo iš tikrųjų. Kalnais nebeinu, biški tiesesnis iškart tai jau. Nu, žodžiu. Toks paslydau čia po mašiną, nepalindau dabar. Vienu žodžiu. Jau geresnis jausmas, tikrai jau link namų. Automat Kalašnikov, svarbu, kad nepamatyt. Per tą gudą labai mažai, tik mažas kampuką, kurį reikės. Tai aš manau, kad su Uzi tikrai nieks neprivažiuot su mašina. Savos neįsitiesiau vėl. Blemba. Nežinau, kokius 200 kartų jaučiau slystelėjau. Ir ne vieną kartą nenudrebau. Vieną kartą labai jau buvo arti, bet nieko. Viskas normaliai baigės. Kažkas šnypšt krūmais, krioklys kažkoks. Nesvarbu. Jo, viskas einu jau normaliais keliukais. Nebijo ar baimės, neviduriuoju jau. Na žinai, kiek ir buvo tos baimės. Kad kojas nušals ir nutrupės, žinai, tik buvo ir tik tokį baimį ir buvo. Nes labai šaltas, dar vienu momentu sustojau. Nes kol jau buvo karšt, nuėjau tenai. Visas sušilis, sušlapis, batai šlapi. Ir pastovėjau, bandžiau už kartą laužti, taip šalt pasidarė. Žinokit, panika apėmė. Jauko, bet sušalti tai jau nenorėčiau. Geriau sudegti. Ne, aš sudegti ir negerai, bet sušalti atrodo tai irgi. Jėzus Marija. Nu, nepatyrus, negali sakyti, kas geriau yra. Vien tik patyrusiai
Vis tiek jau nebepapasakos, kaip ten buvo. Nu jau kai 1000 subscriberių turės jau kokį nors kontribėbą, Patreoną jau pasileisiu, kad kažkas prisidėtų, kad palinksminčiau. Į tokią ir tik menka. Darėt kitos. Ne tai neturiu pinigų atliekamų kamerą, kad nusipirkau, bet tai su lizingu tik įsipareigojau. Nu va, jau beveik namuose. Dar koks kilometras ir viskas. Čia vaikų darželis. Švedijos Hudė, kur su kalašnikovais nesivažinė. Be kalašnikovų tai ir nevažiuoju. Vien žodžiu. Sakyk, kas mane ištraukėt, padovanokit šiltus batus, nes matot, kad... Tai va, vien žodžiu, darėm Secret Santa šiom kalėdom. Tai kas mane ištraukėt, tai žinot, ką man padovanoti. Jeigu galit, nu, jeigu užteks. Na, ačiū. Iki. I made it. Ačiū. Geriem žmonėm užgudus belio ekstraktą.